To sakramento, kalbam prieš Amerikoną, tik minėta pederastinė. Sakramentus parimkim katalikų bažnyčioj, bučiuokim katalikų krikščionių kryžių, o ne amerikoniško pederasto. Nugelbus pirmpalą ant kelių, vyras vyrui penį čiulpia, kur jūs bažnyčioj kaitalina švenčiausią sakramentą. Kvieškim Kristų maldai, Kristaus kariuomenę stabdykim, pederastų eilės, kvieskim maldai, pasnikui, atgailai, už Lietuvą, už Kristų, už katalikų bažnyčią. Popiežius Pranciškus aiškiai pasakė, pederastui vieta bažnyčiai, tik jei jis pripažįsta, kad sunkiai serga ir nuolankiai maldauja viešpaties pasigailėti. Tada į katalikų bažnyčią kelias pederastui atviras. Visais kitais atvejais kunigas Pranciškus, Romos vyriausias kunigas popiežius sako, pederastui kelias į bažnyčią turi būti uždarytas. Ir dabar šiandien jie nori žygiuoti per mūsų Lietuvos širdį, per katedros šventorių, kur popiežius Pranciškus pasakė, turi būti kelias uždarytas, nebent pederastas pripažįsta, kad jis labai sunkiai serga, sunkiai nusidėjo ir nori, kad jo būtų pasigailėta. Tada jam kelias laisvas į atgailą. Visais kitais būdais. Ir meras leidžia žygiuoti po pagrindinės Lietuvos katalikų šventovės šventorių ir demonstruoti savo pederastijas, raginti vieni kitiem pimpalus bučiuoti, iššūdina pimpalą viens kitam į užpakalį. Viešpatie Kristau, mūsų karaliau, pasigailėk Lietuvos nusidėjėlių. Viešpatie Kristau, Lietuvos karaliau, pasigailėk Europos Sąjungos vadovybės. Viešpatie Kristau, Lietuvos karaliau, pasigailėk lesbietės sėdinčios Simono Daukanto aikštėje.